Labą popietę visiems, sveiki atvykę į Radviliškio sporto areną, kur netrukus prasidės Lietuvos salės futbolo A lygos 9-ojo turo rungtynės. Po tos ilgokos pertraukos, po beveik mėnesio pertraukos grįžta į Lietuvos aikštes. Salės futbolo A lyga vakar buvo vienerios rungtynės ir Kazlų Rūdos Štil 6-2 nugalėjo Mažeikių Olimpo SC komandą. Na, o šiandien Radviliškio Lokomotyvas namie priima Vilniaus Bekentą. Lokomotyvo startinis penketukas. Bekentas šias rungtynės pradėjo kitokiu, žinoma, penketuku ir dabar pirmoji pavojinga su Gulbinas. Paulius Sakalis kairėje prašo kamuolio, gauna dabar jį Sakalis ir iš karto link ekipos draugo. Pabandė dabar Paulius Sakalis. Ketvirtų. Vadovauja savo ekipos žaidimui, jis yra komandos vadovas ir teisėjams priekaištus taip pat išsako nuo atsarginių žaidėjų suolo. Paulius Sakalis, pavojinga situacija, gali smūgiuoti Sakalis, atlieka perdavimą. Labai neblogai atakuoja Bekento ekipa, turėjo ir vieną šansą galėjo pasižymėti Ruslanas Tamarinas, dabar jau Meidus, o čia pavojinga situacija ir Bekento vartus. Kontvainas kaunietis susirgo, kaip sakė Nikolajus Biriukovas, ir jo nėra, o dabar įvartis, pirmas iš tuos keturis, kurie dabar yra aikštėje. Andžejus Falčikas kairėje. Ir Giedrius Barevičius aikštės viduryje, o čia Ignas Šapola. Kokia žaibiška. Jau minėjau, tas pats Mantas Mokutunovičius, Andrius Miliškevičius, beje taip pat žaidės Vilniaus Reo ekipoje praėjusio sezono metu. Paulius Sakalis. Raimondas Vileniškis, kuris šiandien negali rungtyniauti. Mantas Mokutunovičius muša ir po to jau prideda pakartotinį smūgį Andrius Miliškevičius. Sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Mokutunovičiaus stiprus smūgis į tolimą į vartų kampą. Kaišiadorių Savingė rungtyniaus su Kauno Nautara. Tai bus 15 valandą, o šis mačas pavyko rasti šio žaidėjo, o dabar jau kampinis ir pavojinga situacija. Greita kontrataka tarp kojų Mantas Mokutunovičius vartininkui. Dar vienas kampinis skiriamas, kampinis vienas po kito kol kas. Ir Bekento šansas, pasinaudoja tuo šansu Andžejus Falčikas. Smolkovas. Vėl Pavelas Smolkovas. Danielis Sadovskis ir kamuolys, taip, buvo vartuose. Ir rezultatą lygina Bekentas, labai kurioziška situacija. Pertrauka ir antrajame kėlinyje būtinai. Išgirsite, kuris žaidėjas įmušė šį įvartį po rikošeto. O dabar dar vienas šansas. Šumo rezultatas 2-2 lygų kol kas, nors pirmosius 2 įvarčius pelnė Lokomotyvo futbolininkai. Marius Butėnas įmušė 7-ąją minutę, 12-ąją pasižymėjo Andrius Miliškevičius. Šiandien be diskvalifikuota Jurijaus Mežonio rungtyniauja Bekentas. Taip pat nėra ir dar vienas svarbus žaidėjas Andrėjaus Sokolova. Ir pavojinga situacija, Aurimas Meidus. Frizelas. Atgal Viktoras Frizelis vienam iš komandos draugų, o čia pavojinga situacija ir 3-2. Svečiai įsiveržė į priekį Ruslanas Tamarinas. Mokutunovičiaus smūgis ir 25-ąją mačo minutę Mokutunovičius lygina rezultatą. Atsarginių žaidėjų suolo. Barevičius. Giedriaus Barevičiaus smūgis gula dabar po kamuoliu. Bekento futbolininkas Viktoras Frizelis. Perdavimas ir pavojinga situacija. Smūgis į vartus. Įvartis. Labai graži situacija. Dabar buvo vienas tokių pavyzdžių. Ir Mantas Mokutunovičius. Dabar jau šansas buvo jam. Meiduso sąskaitoje antrasis įvartis ir Tamoliūno taip pat antrasis. O čia aplodismentai Andriui Dyliui ir Mantas Mokutunovičius smūgiuoja. Lokomotyvo ekipai nebūtų galbūt blogas ir Bekentui, tačiau Bekento ekipai jau reikia pergalių. Ta pati prieš rungtynę sakė ir Marijus Rimas, varžovas yra stiprus ir nebeturi kur trauktis. Taigi mūsų spaus laukia tikrai įdomi kova.
vienas komandos draugų, atrodo, kad tai yra Pavelas Molkovas. Sužaidęs užtikrintai gynyboje, tušti vartai, smūgis į vartus ir sugeba išgelbėti savo ekipą. Bekentas šiaip ne taip, o dabar ataka prieš vartininką. Andrius Dilys nori, kad būtų parodyta geltona kortelė, tačiau Ruslanui Tamarinui tiesiog skirta pražanga. Justas Gulbinas guldo savo varžovus, Paulius Sakalis muša įvartį ir lygina rezultatą. Tamaliūnas, Jevgenijus Učajevas ir Jurijus Mežonis. Mežonį būtent dabar reikia praleisti rungtynes. Tamaliūnas ir Učajevas atrodo, kad savo jau praleido. Ataka kairiuoju kraštu, smūgis. Andrius Dilys. Kaip žaidžia dabar Andrius Dilys, gelbėdama savo komandą. Atgal. Strelecas. Ir dar vienas šansas, dviese prieš vieną, dabar puola Lokomotyvas. Barevičių keičia Lokomotyvas. Šiandien Barevičiui neįtin sėkmingos rungtynės, o čia puikus šansas Pauliui Sakaliui. Dar vienas smūgis ir Gulbinas. Perdavimo Šopolai ir tiesiai į vartininką dabar muša Ignas. Puikus šansas Lokomotyvo žaidėjui. Tamaliūnas. Kiek klaidinančių judesių. Dabar atlieka Tamaliūnas ir koks įvartis! Ar jūs tai matėte, ką sugebėjo padaryti dabar Aurimas Tamaliūnas? O Lokomotyvui reikia skubėti. Sakalis, Gulbinas. Vėl Paulius Sakalis. Gulbinui Barevičius. Keturiese dabar Barevičių užspaudė Bekentas. Daugelis futbolininkų atakuoja ir galėjo dabar kontraišpolį surengti Lokomotyvas. Gali dabar ir Bekentas. Galiausiai perimtas vėl kamuolys. Sakalis. Sakalio smūgis į vartus, po kamuoliu griūva Naumovas. Barevičius. Gulbinas. Tolimas smūgis į tolimą į vartų kampą. Gulbinas. Į Gulbino smūgis ir Bajus gelbėja savo komandą. Tęsiasi Lokomotyvo ataka. Rezultatas lygus. Paulius Sakalis. Keturiom tęsiasi drama Radviliškyje. Štai toks salės futbolo trileris. Ne veltui savo popietę leidžiate su Futbolo TV ir pasirinkote salės futbolą. O dar viena situacija ir čia jau įvartis, kurį muša Ruslanas Tamarinas. Įvartis yra įskaitytas ir Lokomotyvo futbolininkams belieka griebtis už galvų. Neilgai Pauliaus Sakalio įvarčių džiaugiasi Lokomotyvas. 39 mačo minutė krito 2 įvarčiai, ne tik Sakalis, tačiau ir Tamarinas įmušė į... Miliškevičius. Gulbinas. Sakalis. Justo Gulbino šūvis. Po kelias sekundės prabėga dabar ir vėl kamuolys palieka aikštės ribas. Dabar jau vartininkas žaidėjų pakeitė Lokomotyvas, vietoje Dylio pasirodė Butėnas. Paskutinioji greičiausiai ataka ir paskutinioji galimybė įsigelbėti, o dabar kamuolys nekerta vartų linijos. Tęsiasi Lokomotyvo išpuolis. Miliškevičius rodo, kur jam turėtų skrieti kamuolys. Gulbino tolimas smūgis ir paskutinysis gelbėja savo ekipą Vitalijus Bajus. Kokia drama buvo šiandien Radviliškyje, triumfuojantis Bekentas, triumfuojantis Lietuvos čempionas. Sveikiname visus sostinės futbolininkus ir šios ekipos gerbėjus. 8. taškas ir kylama 2 pozicijomis iškart.